draugai? Važiuoju čia biškį per žvyrkelius. Ką, turim trečiadienį, šiandien 99%, kad pabaigsim objektą. Pagaliau. Atsimenat, kaip viskas prasidėjo. Kaip žiedą darėm, kaip užsikvisom 3 kartus ilgiau. Kaip reikėjo griauti, kaip man su šonkoliais suvarytais, kaip reikėjo griauti ant tą visą viduje, visus tos antram aukštą tos kambarius. Kaip palapinę statėm iki naktės. Sunkus objektas buvo. Ką, draugai, tokią temą norėčiau pakalbėti. Apie, kad labai aktualų daug kam yra, noriu apšviesti truputį. Mėgstu apšviesti, duoti informacijos. Kas pritarsit, kas nepritarsit, komentaruose galės visi pasiskaitinėti. Stogų darbai žiemą. Galima, negalima. Oi, sorry. Valytuvai sausai pravarė, nes purkštukai kažko buvo vasarinės skyščiai ir lemba užšalė man purkštukai. Technikinį varį irgi nepurškė. Tai galima žilvinai dengti, čia kaip per LRT tą mano, kur yra video. Žilvinai galima žiemą dengti stogas ar negalima? Žinoma, kad galima. Ar nukentės medžiagų kokybė, žilvinai? Aš nenoriu dengti žiemą stogą, sušlaps, supus, čia, ne, žinokit, pasitariau, ypač pagyvenę žmonės, pasitariau su keliais meistrais, žilvinai, ne, žinok, nepyk, bet žiemą negalima dengti stogų, ne. Reikia, žinok, kokį vasarą, tik tais vasarą, žiemą, ne, žiemą jūs ilsėkitės. Ne, kebra, palaukit. Skandinavai visi, parašykit jūs, ar žiemą galima dirbti prie stogų, ar negalima? Ką pakenks, atvažiuoja medieną. Kas jie atsitiks tai medienai, tarkim. Mes nudengiam seną stogą, kadangi pagrindinės senus keičiam, sudedam plevelę. Kas tai plevelė atsitiks? Nelaikykit pusę metų tos plevelės ant tos sniegą ir nieko neatsitiks, nes nuo svorio ten išsigaups, gal biškį patrukinėti ten kada nors. Tai mėnesis, 2, tai nieko neatsitink, naudokit kokybišką plevelę, kaip rodžiau, yra parašyta, kiek ultravioletui yra atspari. Plius žiemą tos saulės pas mums beveik nieko nėra. Tai ta plevelė ir nepravastų savo savybių. Mediena tuo labiau, jeigu kalibruotą medieną naudojam, ta mediena yra sausa, per savaitę laukia per mėnesį, tai neprišlapsim tiek, kad jum pradės būt kažkas. Galit pasitikrinti, pasimatuoti su matuokliais, jeigu tiek, ta prasme, bijot. Žiemą galima dengti tos stogus ir nieko neatsitink. Čia yra mum, kaip meistram, kaip darbuotojai, mum yra sunkiau, mum yra pavojingiau, mum yra slėdžiau, mum yra sunku apsiskardinti, mum daugiau reikės nušluotą stogą, nupūsti su patekliu. Mum rankytę šal, mum reikia sugraibyti varžtukus. O jūs tai sėdėt šiltam darbę arba šiltai namuose prie pečiaus ir jūs jokio diskomfortą nejaučiat. Saka, žilvinai, tu dengsi stogą, mum visą šilumą išeis. Na, kokį šilumą išeis? Jeigu dažniausiai antram aukšte pas žmonės būna negyvenama, tai perdanga yra apšiltinta. Tai jūsų tas šiferis rusiškas, žinokit, yra daug šaltesnis negu uždėta tik plevelė be dangos. Nes žmonės, reikia informuoti, nes jie galvoja, kad jeigu nudengsim žiemą stogą, tai viskas, jau šalta jam bus. Nebus šalta. Nieks nuo to nenukentės, sakau, čia mum yra tik sunkiau. Aš kiek žemų iš eilės dirbu be sustojimo, mes dirbam pastoviai. Kaip Norvegijai, Švedijai, Suomijai, visur ten, nesvarbu kur. Visi dirba be sustojimo ir stata karkasinius tos namus, karkasus, stogus, viską. Aišku, ten yra Norvegijos dideliuose įmonėse pasidaro kažkokias palapinės, ten didelės dar kažką, bet tas jokas čia tik tai žmonėms patogiau. Arba jeigu reikia apšiltinti, arba reikia atidengti, kad neprilytų, neprisnigtų į vidų, tai jo. Bet jeigu yra čia pas mums mažiau tas stogai ir mes nudengiam vieną pusę ir uždedam tą pačią dieną plevelę, tai žmogus visiškai to diskomforto nepajaučia. Tai draugai, kolegos, būsimi užsakovai, nebijokit jūs tų oro. Mes čia turim bijoti oro. Jūs tai nebijokit. Labiau yra pavojingesnis yra lietus, kai lynkai va tenka nudengti stogą visą ir pastatyti palapinę. O tada gal kažkur palyti, pamušti. O žiemą, kai yra minusas, tai mažesnis šansas, kai jums kažkur šlaps negu vasarą. Tai va, mums čia reikia, mums reikia rūbais pasirūpinti, mums reikia kažkur radiatorių pasijungti, mums reikia patalpos kažkokias, kur šiltai baterijas krauti. Šiuo atveju mes, kai dabar biškai vargstam, nes mašiną, jeigu paliekam kažkokias baterijas, tai šakės poliuot pradėt, nes jau -7, -8, naktį -10, jau ne kažką, jau turi kambarį neštis visus, ypač baterijos. Baterijas tai privaloma jau nuo -5 neštis. Tai va, žiema yra žiema. O kad ten
kiti rašot vėjus, kas neišmano, tai kam jūs rašinėja tos vėjus, čia jau nuo pernai, jau nuo užpernai, kiekvieną žiemą tą patį istoriją. Neturit ką veikti, Žilvinai, neturit ant duonos, kad žiemą dirbi. Nu, tai va tokie komentarai. Nu, aišku, tai komentarai visą laiką liks komentarais. Kaip be tų komentatorių, taigi. Man iš vis yra minčių, su kažkeliais žmonėm bendrau, sako, kam tu blokuoji tos žmonės, žinai, sako, taigi tavo reitingus kėlį. Sako, atblokuok, ten, bet dabar tokį 1000 atblokuoti. Nežinau, kas čia dėtos, jeigu 1000 ten, ar 2000 atblokuočiau iš karto. Neįsivaizduoju, kas dėtos. Tai va, atvažiavau į sodybą, pasiimu varžtukų, už kurių pečių judam pabaig dangą dėti ir sumontuojam kreigus. Ir tada užšluosim plėvelę. Tose terasose ten, kad nepapustytų žmonėm ir viskas. Ir ką, bus objektas baigtas, tada pradėsim viską tvarkytis, įrankius, pastolius vežtis. Reikia padaryti kelias halturkės, kurie laukiau ten blemba nuo vasaros. Bet ten vienoj vietoj kokias 3 dienos, kitoj 3 dienos ir tada važiuojam Joniškį. Stogą, kur turim, dėsim raudoną Veneciją X-Mat. Ten bus riešutas pakalimas, matysit vėl daug gerų epizodų. Tai va, dar technikinį būtinai reikia prasivaryti. Nes rytoj važiuoju į Šiaulius, ten turiu daug reikalų, pas dantistą ir taip toliau, tai rytoj aš pats turbūt neišeis man padirbėti, Hebra darbuosis. Tai jo, draugai, laikykit kardaną ir žiemą tikrai mes dirbam ir dirbsim. O sakau, užsakovai, nebijokit, jūs nenukentėsit nuo to ir jums jokios kokybės nesusigadins. Tai va, aišku, čia yra mano nuomonė, kas dirbat statybininkai, parašykit savo nuomonę, nes kuo daugiau nuomonės, tai parašykit teisybę. O teisybė, kaip sakant, visą laiką nugalė, ne? Tai va, draugai, gero trečiadienį.